Ką Jūs manot apie dabar pastarosiomis savaitėmis nerimsta kalbos ir diskusijos, rodoma per įvairias žiniasklaidos priemonės, Seimo pirmininko ryšiai su nusikalstamo pasaulio atstovais, kandidatuojant į prezidentus parašų klastojimo atvejais? Visų pirma, reikėtų atskirti du dalykus. Pirmas dalykas tai yra, kas šiandien dieną yra svarbiau. Ar Seimo pirmininko ryšiai su nusikalstamu pasauliu, galimi ryšiai, pabrėžiu, galimi ryšiai, ar tai padarytos nuotraukos, ar dar kažkas tai, ar ekonominė situacija šalyje, kada iš tiesų yra nesurenkamas biudžetas ir tuoj nebus iš ko mokėti atlyginimų, nesurinkamų biudžeto dengiame iš paskolų, kurios yra suteikiamos už didžiulius procentus, didžiulias palūkanas Lietuvai ir mums reikia visiems nepamiršti, kad kiekvieno mūsų Lietuvos gyventojo skola didėja. Tik tai, aišku, žmonės to nejaučia tiesiogiai, tačiau tai yra tiesa ir reikia tą puikiai suprasti, kad per rinkimus žmonės atiduodami savo balsus už vieną ar kitą partiją įgaliojo būtent tuos žmonės tvarkyti Lietuvos ūkį, taip pat tvarkyti ir jų gyvenimus. Tai jeigu dabar randama viena išeitis skolintis ir už didžiulės palūkanas, tai reiškia skolingas tampa kiekvienas Lietuvos žmogus. Ir labai gaila, kad žmonės buvo taip apsisprendę ir išrinko ir poną Valinską, ir poną Kubilių su jų komandomis. Ir jie dabar iš tiesų tvarkosi taip, kad gramzdina Lietuvą ir visus Lietuvos gyventojus į didžiulės skolas. Pabrėžiu, su didžiulėmis palūkanomis, nes palūkanos siekia maždaug 10% metinių. Tai galim įsivaizduoti, kad kažkada reikės grąžinti ne tik tai skolas, bet ir šitas baisias palūkanas. Kai kurie politikai siūlo išvis pertvarkyti Seimą ir daugelį nepagrindinių Seimo kanceliarijos funkcijų perduoti išorės paslaugų tiekėjams. Taip pat siūlo peržiūrėti pačią Seimo struktūrą, darbuotojų skaičių, funkcijas. Kaip Jūs vertina tokius užmojus? Iš tiesų galima siūlyti įvairius variantus, tik tais ar šitie variantai bus priimtini, galima bus pasakyti tik tai po svarstymų, nes kol kas tai yra tik tai, taip liaudiškai pasakysiu, parašyta šakėmis ant vandens ir kol kas konkrečių veiksmų niekas dar nesėmė ir sprendimų bei pateiktų projektų bent jau man neteko matyti. O kalbų yra įvairiausių, kad gal reikėtų palikti ir 70 Seimo narių, 71 ir 101. Gal jų tiek daug ir nereikia, bet kita vertus, tai vėlgi neišspręs Lietuvos ūkio problemų, nes tai sudaro Lietuvos biudžete 0,00%. Tai aš manau, kad pertvarką reikia daryti ten, kur ją reikia, ir užsiimti būtent tų problemų sprendimu. Dabar buvo labai daug eskaluojama dėl valdininkų atlyginimų, dėl valstybės tarnautojų atlyginimų, bandoma juos įvairiausiais būdais karpyti, nurėžti ir panašiai. Tačiau tai sudaro maždaug 2% nuo bendro vidaus produkto. Tai yra labai nedaug ir iš tiesų reikėtų žiūrėti visiškai kitus mokesčius, kur galima būtų padaryti tam tikras korekcijas ir gelbėti Lietuvos ūkiai. Taip pat visiškai negalvojama, kaip padidinti pajamas, tik tai mažinti, sutraukti ir panašiai. Kitas dalykas, kuris yra nemažiau svarbus, tai pateikti statistikos departamento duomenys rodo, kad valdininkų atlyginimai sumažėjo tik tai 1% realiai. Tai kas atsitiko? Buvo sumažinti atlyginimai, tada valdininkai išgudravo ir pasikėlė savo klases, priedus už ištarnautus metus ir įvairiausius kitus priedus, kurių yra tikrai daug ir prigalvota, reikalingi jie ar ne, čia yra jau kitas klausimas. Tačiau šitoj
terpėje buvo palikta spraga ir jeigu valdininkas gaudo 1300 atlyginimą, jam sumažino iki 1000, tai pridėjus priedą jis dabar gauna 1500 ir sėdi patenkintas. Ir iš tikrųjų šitą problemą reikia spręsti, nes kiek aš žinau, Šiaulių apskrities viršininko atlyginimas dabar yra maždaug apie 3000 litų, tuo tarpu departamentų direktorių arba viršininkų atlyginimai siekia 7 ir 8 tūkstančius litų, lygiai tas pats ir savivaldybėje. Jeigu mero atlyginimas dabar maždaug yra apie 4 tūkstančius litų, tai skyriaus vedėjo yra 7-8 tūkstančiai. Tai tikrai nėra normalu, o tie atlyginimai yra grinai per priedus, per kategorijas sukeliami, išpučiami iki tokio lygio. Tai aš manau, kad jeigu daryti pertvarką, tai būtent šitoj reikėtų šiuo klausimu priedų skirimo, klasių skirimo ir panašiai. Arba jų koeficiento peržiūrėjimui skirti daugiau dėmesio, o ne tiesiog mažinti tą pliką atlyginimą, kuris galų gale atsiliepia aukščiausiam vadovam arba, kaip sakoma, žemiausiai grandžiai, tai valytojam, vairuotojam, kurie neturi ten klasių ir panašiai kvalifikacijos kelimo, kuriems nereikia. Tai šioje vietoje, aš manau, tikrai reikėtų dar stipriai padirbėti. Tačiau vyriausybė priešinasi tokiems siūlymams ir aš manau, jie turi savų tikslų ir turbūt jiems taip yra naudingiau. Pabaigiant dar mintį apie poną Valinską, aš galiu pasakyti, kad nuo pat pradžių socialdemokratai nepritarė Valinsko kandidatūrai ir buvo prieš. Ir mes tikrai, nors balsavimas buvo slaptas, tačiau matėme, kaip viskas vyko Seime ir pirmą kartą Valinskas buvo nepatvirtintas, kai konservatoriai tiesiog, aklai pasitikėjo savo frakcijos nariais ir leido jiems eiti balsuoti slapta. Tada antrą kartą buvo pažeistos visos slaptumo priemonės ir tiesiog frakcijos seniūnas Jurgis Razma stovėjo prie balsavimo kabinos ir tiesiog neleido žmonėms kabinoje užsibūti ilgiau negu ten sekundę. Tiesiog kiekvienas Seimo narys privalėjo įeiti ir iškart išeiti iš kabinos, kad nespėtų išbraukti Valinsko pavardės. Tai aš tikrai niekada nemaniau, kad galima taip aukščiausių lygių Seime tiesiog vykdyti spaudimą Seimo nariams. Tai tokiu būdu ir buvo patvirtintas ponas Valinskas, o dabar mes turime tai, ką turime. Ir iš tiesų apie jo ryšius su Kauno nusikaltėlių grupuotėmis buvo iš karto labai daug ir plačiai kalbama žiniasklaidoje, buvo rodoma ir filmuota medžiaga ir nuotraukos, tačiau visiškai į tai nebuvo kreipiama dėmesio, o visų pirma į tai dėmesio nekreipė Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų frakcija, ta, kuri labai veržėsi į valdžią ir norėjo išlikti valdžioje. Tai man dabar labai keista, kada tiek ministras pirmininkas Andrius Kubilius, tiek Irena Degutienė, tiek Jurgis Razma ir kiti su tokio nuostaba, mes nežinojom, čia mus niekas neinformavo, mums niekas nesakė ir panašiai. Jie visą tai žinojo nuo pat pradžių ir šita vaidyba, kuri dabar yra vaidinama, ir bandoma apsimetinėti prieš rinkėjus ir suversti neva visą kaltę Valinskui ir daryti tą politinį šou, tikrai atrodo labai negražiai. Dar yra ir kitas dalykas. Ponas Valinskas pasielgė visiškai teisingai. Jis kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą, į Policijos departamentą, į prokuratūrą su prašymais. STT, ar jie turi, reiškia, kažkokių tai pretenzijų ar kažkokių pažymų, kad ponas Valinskas yra susijęs. Ir gavo iš visur atsakymą, kad jokių duomenų apie tai nėra. Kad Seimo pirmininkas būtų susijęs su nusikalstamo pasaulio atstovais.